Tai yra patys esminiai klausimai apie tai, ką mes šnekam, mano manimu, mano požiūriu, kodėl mes esame tokioje situacijoje. Todėl, kad pas mus politika tarnauja ne žmogui, iš viso sistema padaryta tokia, kad tarnauti ne visuomeniai, o tarnauti tam tikram, reiškia, mažai daliai tam tikrų, sakykime taip, išrinktųjų, ar ten, reiškia, kažkokių klanų, ar dar kažkur. Žodžiu, apie tai, ką aš šneku, tai yra, reiškia, didžiausia problema pas mūsų šalyje yra sisteminė korupcija. Sisteminė korupcija, jinai apraizgius yra politikus, sisteminė korupcija apraizgius teisėsaugą, taip pat bankus, taip pat įvairias valstybinės institucijas. Tai yra, reiškia, tas stambus kapitalas, kuris turi didžiausius resursus, reiškia, įtakoti per įvairiais būdais visus procesus. Tai pats pagrindinis tikslas, mano manimu, yra atėjus į Seimą, yra kovoti su sisteminė korupcija. Tai šneku, reiškia, ne aš, sakykime, vienas, kuris dabar pradėjom, sakykime, iškėliau tokį dalyką. Tai šneka ir specialiųjų tyrimų tarnyba, kad tai yra didžiausia problema. Tai šneka ir kitos institucijos, bet jos nieko nedaro dėl to. Todėl vėlgi jos, aš manau, kad yra dalinai susijusios su tuo stambiuoju kapitalu, su kuriuo niekas nekovoja. Kodėl dabar niekas nekovoja? Todėl, kad dažniausiai tie, kurie nekovoja, jie vėlgi priklauso finansiškai nuo to stambaus kapitalo. Jie priklauso, pavyzdžiui, šnekant apie politinę sistemą, tai kodėl aš įvardinu, kad neįmanoma numaiti su oligarchais, todėl kad jeigu mes kovosim, reiškia, su oligarchais, būdami oligarchų partijoje, kuri, reiškia, gali bet kuriuo momentu tave išmesti, bet kuriuo momentu už tavo bet kokį pasakymą su tavim, susidoroti ir visa kita, tai, čia yra, neįmanoma, čia yra beprasmybė visiškai. Todėl tu turi eiti visiškai nepriklausomas nuo, reiškia, šitų oligarchų tam, kad tu galėtum, reiškia, šnekėti apie juos. Šnekėdamas apie juos, jie irgi, sakykime, aš asmeniškai taip pat esu, reiškia, ir šiai dienai nukentėjęs nuo oligarchų ir vien už tai, kad aš šneku apie juos. Noriu gilintis apie šitos dalykus, galbūt kažkada tai, bet tu net, reiškia, eidamas į politiką, tu aiškiai turi deklaruoti, kieno tu interesus gini. Jeigu tu už tave stovi oligarchas, tu negali, reiškia, atstovauti, reiškia, visuomenės ir kartu atstovauti oligarchinių interesų. Tai sisteminė korupcija yra pati didžiausia blogybė, su kuria mes turim kovoti. Sisteminė korupcija tai yra valstybės įstaigose, teismuose, prokuratūroje, visa ta sistema, kuri reiškia, sukurta tam, kad tarnautų, reiškia, žmonėm, kurie yra kažkokie bendramoksliai, giminės, tai yra nepotizmas, tai reiškia kažkokie tai, sakykime, finansiniai dalykai. Arba netgi, reiškia, žmogus, jeigu sėdi, reiškia, kažkokioje valstybinėje įstaigoje, jeigu tu, sakykime, jo esi darbuotojas, tu turi daryti taip, kaip jisai, reiškia, nori, nes jeigu tu nepadarysi, jisai tavęs nepatvirtins vėliau, reiškia, į kažkokias pareigybės ar dar kažką. Visa tai yra sisteminė korupcija. Ir atrodytų tai kaip visiškas absurdas, kad neįmanoma, reiškia, su ją kovoti ir visą kitą. Aš nesutinku. Aš manau, kad, reiškia, tai yra netgi konkretus pavyzdžiai, praktiniai pavyzdžiai. Sakykime, galbūt daug kas su manim diskutuos, kad negalima lyginti Singapūro, bet tai yra pakankamai jauna, reiškia, sakykime, šalis. Ir sakykime, 80-ųjų gale atsirado, mano manimu, toks pats kaip Eduardas Vaitkus, reiškia, Singapūre, ir pasakė, tai, kad aš turėsiu 3 jachtas dar papildomai ir 2 ten Mansonus New York'e ar dar kažkur, o mano visa šalis, reiškia, badaus, nebus teisybės ir visa kita, nuo to aš nepasidarysiu laimingesnis, numirdamas. Nuo to, reiškia, man reiškia, aš nenoriu taip gyventi. Ir jisai pasakė tai ir nuo tos dienos, reiškia, sakykime, taip žmonės juo patikėjo, davė jam, reiškia, avansų pasitikėjimo kreditą ir jisai
ką padarė? Na, padarė labai paprastą dalyką. Per 30 metų jisai padarė valstybę, reiškia, numeris 1, numeris 2, numeris 3, pačių pažangiausių valstybių reiškia, sąraše, dėl to, kad pagrindiniu tikslu jis iškėlė klausimą apie korupciją. Todėl, kad jeigu mes šnekėsim apie įvairius dalykus, ekonominį augimą, ten, reiškia, profesionalus kažkokius, kurie staiga ateis ir čia išspręs kažkokius klausimus, dar kažką, bet mes neišnaikinsim sisteminės korupcijos, visos mūsų pastangos bus tiesiog, reiškia, aš manau, kad nueis niekur, todėl, kad visų pirma turi būti bendras visuomenėje, reiškia, susitarimas, kad mes netoleruojame sisteminės korupcijos, mes netoleruojame jokios korupcijos ir reikia atėjus į Seimą pradėti nuo, reiškia, aukščiausiame lygyje, reiškia, stovinčios korupcijos. Ne nuo ten policininkas ten paėmęs, ten ar daktaras paėmęs ten kažkokį ten 50 eurų, nuo aukščiausių, reiškia, sakykime taip, nuo aukščiausių sluoksnių korupcijų. Ir aš dabar nesakau apie tai, kad reikia kaip Singapūrė ten, reiškia, nes mes nesame tokioje, sakykime taip, tokioje, na, desperatiškoje situacijoje, kokioje buvo 80-tais metais, reiškia, Singapūras. Mes žymiai esame, sakykime taip, palankesnėje situacijoje. Bet, sakykime taip, kad jeigu mes nesusitarsim tarpusavyje, kad mes netoleruojam korupcijos ir už korupciją visi turi suprasti, kad turi būti, reiškia, baudžiama ir labai griežtai baudžiama, mes neišsivystysim iki, sakykime, neišsikapstysim iš šitos situacijos, kokia ji yra dabar. Mes rasim įvairiems, sakykime, projektams, kurie, pavyzdžiui, nevyksta, įvairiems, reiškia, ten, pavyzdžiui, investavimams į karinę pramonę, aibė įvairiausių paaiškinimų. Tačiau, jeigu tu įsigilini į biškiuką giliau, tu supranti, kad už visų šitų paaiškinimų stovi pinigai, kurie galiausiai, reiškia, nusėda tam tikrų oligarchų, tam tikrų stambaus kapitalo kišenėse, ne valstybės kišenėse. Šitie oligarchai, apie kuriuos aš kalbu, jie jau seniai yra išvedę savo kapitalus į Estiją, į dar kažkur tai, kažkokius holdingus, kurie valdomi ten Olandijoje, dar kažkur. Ir dar kartą aš kartoju, kad tai nereikia tokių kraštutinių priemonių, kurios buvo Singapūre, bet reikia mažiausiai, reiškia, patraukti, reiškia, tuos oligarchus, visų pirma, iškelti klausimą, kur tie, reiškia, projektai, kur tie pinigai atėjo pas juos iki vėl, kodėl, reiškia, tokiais dideliais, sakykime, skaičiais yra, na, taip neadekvačiai yra paskirstytas pelnas, kodėl visuomenė dalis, kas jai priklauso, bet būtent, kad, reiškia, kad dabar tai yra dar nevėlu yra susigrąžinti prarastus, sakykime, prarastas lėšas ir visą kitą, kurias mes išdalinom oligarchams ir kurie nustekeno valstybę. Ir, aiškiai, reikia tiesiog tai daryti. Bet tą turi daryti žmogus, kuris yra nepriklausomas nuo visos šitos oligarchijos. Tai jeigu grįžtant į mūsų pirmą tą patį šneką apie tai, kad, reiškia, kad vėlgi mes matom dabar oligarchus, kurie veržiasi, reiškia, jau 4-5 kartą į Seimą, jeigu tai bus toliau tokia situacija, mes stovėsime vietoje, o galbūt netgi, na, nugarmėsim, reiškia, į bedugnę. Tai čia mano toksai